Tai ką, tai kaip sekėsi šiandien, kokie įspūdžiai? Palaukit, davai padarom. Už mano partnerę buvo labai fain, džiugu, fantastinis turnyras, bet kuo jisai fantastinis, ne tik tai, kad labai aukšto lygio sportininkai čia yra susirinkę ir įvairiausių grupių, bet ir ta bendrystė, labai gera aura tokia, tai tikrai rekomenduojam registruotis į ProX Padel ir dalyvauti. Bet pats atrodo labai emocingas, čia turbūt buvo ir keiksmažodžių ir visko. Aš bandau su tuo kovoti, bet dėja, nepavyksta taip. Ir dar kai Aušra taip stengiasi, o man nepavyksta, o jai viskas taip puikiai pavyksta ir man jeigu kažkas nepavyksta, tada piktis dvigubas gaunasi ir taip, šiaip ramesnis, bet kai partneris stiprus, o aš nelabai, tai tada pykstu. Kaip Aušrai sekėsi su tokiu partneriu? Labai puikiai patiko, tikiuosi, kad kitą turnyrą sužaisim geriau, ne? Jo. Ir iš tikrųjų labai faina ir ačiū, kad tokie dalykai vyksta, galim sudalyvauti. Mes iš tikrųjų registravomės į Mixų C+, tai aukščiau tik tai B, iškovojom vieną pergalę, patyrėm dvi nesėkmės, tai kitam turnyre galvoju uždavinys bus truputėlį daugiau pergalių iškovoti. Kaip Aušra, kaip dažnai žaidžia padelį? Ar tai yra mėgstama sporto šaka po krepšinio, dabar jau dažniausiai jie žaidžia po? Retokai, manau, jeigu mėnesį, 2 mėnesius kartą. Norėčiau dažniau, bet gaunasi. Panašiai ir aš, į metus kokius kelis kartus, bet dabar šitie turnyrai skatina tobulėti. Taip, treniruotis, jau treneris, žiūrėsim, čia taktikos. Tai ką, pasimatysim kitame etape? Būtinai, sėkmės.